Prašau. Tai sveiki, sveiki visi, su jumis šį kartą Aušra Stankevičienė. Ir šiandieną kalbėsim apie Yes Global kompaniją. Tai kaip ir prašiau va, matot, prasideda. Labai prašau dar kartą išsijungti mikrofonus, o ne tai užglušinsiu visus ir jau tą padariau. Ir aišku, labai prašau kameras išsijungti. Natalija, jeigu galite, išsijunkit kamerą. Tai va, tai dabar noriu pasakyti, kad į šitą kompaniją prisijungiau ir pati visai neseniai. Va, ko gero šį mėnesį buvo 21, buvo 3 mėnesiai jau, kai taip aktyviau biškai dirbame su visa komanda. Tai žinių dar tikrai atrodytų nėra labai daug, bet daugelį iš mūsų produktai sužavėjo, daug kas jau spėjo ir pinigų uždirbti tie, kurie ateina dirbti. Ir šiandieną pristatysiu aš šiek tiek bendrai apie kompaniją minimaliai, nes šį kartą kažkaip daugiau apie produktus. Ir kokie yra iš viso kompanijoje produktai ir daugiau akcentas gal bus į mūsų tikrai unikalų produktą, moterišką produktą, kurį kompanija sukūrė specialiai moterims. Ir šiandien gal smulkiau biški panagrinėsim būtent šitą produktą. Tai jeigu eiti toliau apie kompaniją, tai jų net ir logotipas toksai, sakyčiau, unikalus. Mes tai darome dėl jūsų ir taip mes galime. Yes Global, tai net jų pavadinimas tiesiog deklaruoja, kad jie pasiruošę daug ką padaryti dėl žmonių gerovės. Ir čia matote nuotraukoje pačios kompanijos įkūrėjus, kurie aktyviai dalyvauja ir viena iš dalyvavimo buvo 23 metais kompanija gruodžio mėnesį. Jau buvo įkurta kompanija, nes įkurta kompanija šiais metais Liepos mėnesį bus lygiai metai kaip įkurta. Tai pernai metais gruodžio mėnesį Yes Global Dubajuje jau gavo prestižinį tarptautinį apdovanojimą už savo gaminių kokybę, veiksmingumą ir aukštus gamybos standartus. Tai buvo forumas, kuriame įmonės iš daugelio pasaulio šalių pristatė sveikatos produktus. Galiu pasakyti, Dubajuje pati dalyvavau keliose parodose, daugiau gal buvo surišta su transportu, bet tenai suvažiuoja tikrai labai daug iš viso pasaulio atstovų, įmonių, kompanijų. Ir gauti Dubajuje apdovanojimą, tai patikėkit manim, tikrai reikia pasistengti. Ir mūsų kompanija būtent gavo apdovanojimą už kokybiškus produktus. Tai aišku, kad buvo kažkoks tai testavimas ir taip toliau. Tai jeigu kalbėti apie kompanijos produktus, tai kompanija turi savo gamyklą. Šiandien apie tai labai nesiplėsiu, dėl ko aš pati pasirinkau šitą kompaniją, kad jinai turi klinikinius tyrimus, turi visus sertifikatus, daugelis ingredientų produktų yra patentuoti Europoje. Ir svarbiausia, kad kompanija pati gamina ir pati išėjo į rinką su produktu per tinklinę rinkodarą. Kodėl pasirinko tinklinę rinkodarą, turbūt daugelis žinot, kad tai yra, ko gero, greičiausiai plintantis verslas tinklinė rinkodara ir kompanija pasirinko šitą modelį. Ir jau yra atidaryta 15 valstybių ar šalių ir mes irgi jau esame pakeliui į tą, už tai, kad labai didelės apyvartas daro Lietuva, nors yra dar tik tai 3 mėnesiai, bet apyvartos kiekvieną mėnesį auga po 2. Galiu sakyti, šį mėnesį irgi tikrai padarėm labai didelę apyvartą. Pati kompanija turiu jau 5 rangus, per kelius žingsnius esu prie 6. Tai jau spėjau susipažinti su kompanijos produktu, pačia koncepcija, misija ir mane tikrai viskas tenkino ir todėl nusprendžiau su šia kompanija bendradarbiauti. Ką ir šiandien kalbėsim apie tai, gal mažiau kalbėsim šiandien apie marketingą, mes turime kitus susitikimus pakalbėti apie verslo planą, bet aišku, gale prezentacijos atsakysime jūsų klausimus. Tai Alpha
Max V, taip vadinasi moteriškas produktas. Ir visos sudedamosios dalys, kaip, pavyzdžiui, šie natūralūs ingredientai veikia kartu, kad palaikytų hormonų pusiausvyrą, energiją, gyvybingumą ir viską, kas reikalinga moterims. Ir galiu pasakyti, daugelis moterų susiduria su tam tikrais nepatogumais savo kūne. Ir nepaslaptis, ne tik vyrai kenčia, bet ir moteris. Tai kalbėsiu šiandien ir apie sudedamąsias dalis. Viena iš sudedamųjų dalių, tai yra, ko gero, visų ingredientų karalienė, ciberžolė, ne? Tai jos ekstraktas gaunamas iš augalo Vaccinium marclocarpor. Čia lotyniškų pavadinimų, jeigu gerai neištarsiu, tai jau ant manęs nepykite. Tikrai nesu medikė, niekada jie nebuvau ir ko gero jau nebebūsiu. Bet aišku, aš esu neišimtis, man irgi reikia rūpintis sveikata. Todėl šitas ingredientas tikrai daugeliu žinomas, gal iš kitų produktų, daugelis jį vartoja kaip ir vieną. Tai didelis bioaktyvių junginių, įskaitant antioksidantus ir didelį kiekį antioksidanto turi ciberžolė ir būtent jinai dėl to yra labai populiari. Šis augalas yra plačiai naudojamas dėl galimos naudos palaikant šlapimo takų sveikatą, mažinant šlapimo takų infekcijų riziką ir skatinant šlapimo pūslės sveikatą. Spanguolių ekstraktas taip pat tyriamas dėl galimų antioksidacinių ir priešuždegiminių savybių, kurios gali prisidėti prie bendros savijautos. Tai yra suderinta kartu su ciberžolė ir privalumai, tai yra, ką daro šitas ypatingai produkto, šita dalis, tai šlapimo takų sveikatos palaikymas, sumažėjusi šlapimo takų infekcijų rizika, šlapimo pūslės sveikatos skatinimas, antioksidacinės savybės, priešuždegiminis poveikis, širdies ir kraujagyslių sistemos palaikymas, imuninės sistemos palaikymas, virškinimas, pagerėjusi burnos sveikata ir galimos priešvėžinės savybės. Tai vienas iš ingredientų ir dabar, tai ko gero pagrindinis jisai, ir kas yra Yes Global Alpha Max Plus. Tai novatoriškas priedą kruopščiai sukurta turi šis produktas siekiant pakeisti moterų sveikatą ir pakeisti milijonų žmonių gyvenimą. Ir turėdama daugiau nei 25 metus išsamių medicinių tyrimų, kompanija gerbiamų gydytojų, mokslininkų komanda, vadovaujama nepajudinamo ir atsparaus vyro. Čia kažkaip įdomiai išversta. Surinko efektyviausius ingredientus, pagrįstus daugybę įrodymų ir daugybę prestižinių apdovanojimų. Čia iš tikrųjų šitas produktas sukurtas moteris, kadangi gydytojas savininkė, šios kompanijos savininkė, jinai pati kūrė formulės, darė klinikinius tyrimus, tai būtent čia ir kalbam apie jos vyrą. Šios nuostabios formulės pagrindas yra Sin4U, HerCRL, yra visame pasaulyje žinomas ingredientas, pripažintas dėl savo neprilygstamo gebėjimo kovoti su makšties infekcijomis ir kartu su estro G100 proveržio mišiniu, žinomu dėl savo nepaprastos naudos palengvinant menopauzės simptomus. Ir Alpha Max F plus V plus produktas suteikia holistinį požiūrį į moterų sveikatą, nes labai dažnai moterys, jos tikrai turi problemų ir su mėnesinėmis, ir kada menopauzė ateina, ir su pastojimais turi problemų, ir su visokiais grybeliais, ir visom kitom infekcijom. Stebuklai nesibaigia. Alpha Max V plus panaudoja gerai žinomo antioksidanto piknogenolio galią, kuris palaiko
bendrą makšties sveikatą, ir spanguolių ekstraktas, žinomas dėl savo puikių antibakterinių savybių. Šie ingredientai ne tik gavo pasaulinius pripažinimus, bet taip pat buvo apdovanoti prestižiniai apdovanojimai už išskirtinį indėlį stiprinant moterų sveikatą. Pradėkite gerinti savo makšties sveikatą su šiuo produktu bei geriau jaustis menopauzės metu, deklaruoja pati kompanija, šio produkto kūrėjai. Ir pajuskite pasitikėjimą, komfortą ir gyvybingumą, kurio nusipelnėte naudodami priedą, kuris yra moksliškai įrodytas ir šiltai patvirtintas pirmaujančių šios srities ekspertų. Matau, vertimas nekoks, kadangi daugiau skaitau, nes mintinai tikrai nemoku apie šitą produktą, pirmą kartą vedu šitą prezentaciją, bet kažkaip tai suprasim. Ai, tai čia buvo biškį apie spanguolės, dubliuojasi, kad spanguolių ekstraktas gaunamas iš augalo Vaccinium macrocarpon, ane? Čia latiniškai jau aišku. Augalo ir yra žinomas dėl didelio bioaktyvinių junginių, įskaitant antioksidantus. Matau, informacija kartojasi. Nes kai skaičiau apie ciperžolę, galvoju, kaip čia yra su šlapimu. Nes būtent spanguolės ypatingai yra net specialūs spanguolių mišiniai, kad stiprinti šlapimo pūslę, gal daugelis jau esate ir vartoja, tai būtent spanguolės irgi yra viena iš dalių, man atrodo, prie ciperžolės dar prieisim. Dabar Vitex ekstraktas, gautas iš augalo Vitex agnus castus, palaiko moterų reprodukcinę sveikatą. Jis turi hormonų balansavimo efektą veikdamos hipofizę. Šis ekstraktas dažniausiai naudojamas menstruaciniams ciklams reguliuoti, prieš menstruaciniams simptomams palengvinti ir vaisingumui palaikyti. Ir privalumai menstruacinio ciklo reguliavimas, prieš menstruacinių simptomų palengvinimas, vaisingumo palaikymas, hormonų pusiausvyros palaikymas, menopauzės simptomų gydymas, geresnis nuotaikos balansas, krūtų sveikata, virškinimo sistemos palaikymas ir pagerėjusi bendra sveikata. Ką aš noriu dar pasakyti apie menopauzę, jau čia pridursiu šiek tiek iš savęs. Pirmiausia, kai aš susiduriu su žmonėm, kurie nori susitvarkyti šitą problemą, kas ją turi, tai galiu pasakyti, kad pirmiausia tikrai nuo ko pradėti reikėtų, tai mūsų yra kolongardas, mes praeitą trečiadienį apie jį labai smarkiai kalbėjom, išplėstai, taip gal sakyčiau, visą analizavom kolongardo sudėtį. Tai yra produktas numeris vienas, nuo kurio iš tikrųjų pradedam. Tai pirmiausia, pradedam valyti toksinus ir parazitus iš organizmo ir tada pajungiam šitą moterišką produktą. Kodėl sakau, kad reikia išvalyti tuos toksinus ir taip toliau, nes iš tikrųjų menopauzė būna labai sudėtinga toms moterims, kurių organizmas ypatingai yra užterštas toksinais, kurios niekada nedaro organizmo valymo, gal nelabai skiria dėmesio mitybai. Tikrai reikėtų pasižiūrėti ir maistą, kuo sveikesnį valgyti. Nes kuo labiau užterštas organizmas, tuo daugiau šokinėjimai tie ir tos karščio bangos vyksta dėl to, kad užterštas organizmas jau tada labai stipriai, nes jeigu labai stipriai jaučiamas tas karščio šokinėjimai, tai kaip man aiškino viena medikė, kad kada toksinai sukyla, organizmas juos gesina ir gaunasi, kad tie šokinėjimai tikrai prasivalius, pragėrus kolongardą, žinokit, situacija labai tikrai stipriai pasitaiso. Angelika simensis yra kilęs iš augalo Angelika simensis, taip pat žinomas kaip moteriškasis ženšenis. Ko gero, daug kas esat girdėję šitą augalą, ne? Tai nėra naujovė niekam.
kuriame yra bioaktyvių junginių, tokių kaip ferulinė rūgštis ir ligustiltas, man, žinokit, šitie lotyniški pavadinimai tikrai nėra artimi, kurie turi hormonų balansavimo poveikį. Ir aš žinau, medikai, gerbiu juos, lenkiu galvą prieš juos, jie žino visus augalus lotyniškai, kaip aš, pavyzdžiui, savo srity žinojau savo augalų lotyniškus pavadinimus. Tai galiu pasakyti, kad šis ženšenis, jisai plačiai naudojamas tradicijai medicinoje ir aš net nebijoju, kad jums ne naujiena girdėti šio augalo pavadinimą ir kad jisai vienas iš ingredientų yra, nes jisai tikrai medicinoje dėl savo galimos naudos palaikant moterų reprodukcinę sveikatą, reguliuojant menstruacinį ciklą ir palengvinant su menopauze susijusius simptomus, jisai yra tikrai labai efektyvus. Jis taip pat tyriamas dėl galimų priešuždegiminių ir antioksidacinių savybių. Ir jo privalumas šito ingrediento tai yra bendros savijautos gerinimas, hormonų pusiausvyros palaikymas, menstruacinio ciklo reguliavimas, menopauzės simptomų palengvinimas, reprodukcinės sveikatos palaikymas, pagerėjusi kraujotaka, priešuždegiminis poveikis, antioksidacinis aktyvumas, imuninės sistemos palaikymas ir kepenų sveikatos stiprinimas. Tai kartu ir kepenų veiklos gerinimas. Tai šitas ingredientas irgi tame dalyvauja. Tai va būtent šitą ciberžolę, ten sumaišyta turbūt buvo pavadinimai, tai dėmiano ekstraktas gaunamas iš Tumera diffusa augalo, jame yra flavonoidų ir terpenų. Jis naudojamas afrodiziakiniam poveikiu ir nuotaikos gerinimui. Aš iš tikrųjų nežinau, ką šitas žodis reiškia, bet aš tikrai pasidomėsiu. Laikoma šis ekstraktas Z-damin palaiko libido kiekį organizme moterims, skatina atsipalaidavimą ir gerina pažinimo funkciją. Taip pat tyriama jo galima nauda gydant virškinimo problemas ir gerinant bendrą savijautą. Tai ciberžolė visi gerai žinote, daug kas ją naudoja tiesiog vieną atskirai. Tai galiu pasakyti, kad jinai lygiai taip pačiai prisideda prie padidėjusio potraukio, lytinio potraukio, ne? Galiu pasakyti, jeigu šeimoje moteris naudoja šitą produktą, o vyrai naudoja mūsų superinį produktą vyrišką, ne? Tai galiu pasakyti, šeimoje tikrai atsiranda labai atsigavusi harmonija, kas liečia lytinius santykius, ne? Parama reprodukciniai sveikatai, nuotaikos pusiausvyros palaikymas, atsipalaidavimas ir streso malšinimas, kognityvinė parama, virškinimo sistemos palaikymas, potencialus energijos padidėjimas, priešuždegiminis poveikis ir pagerėjusi bendra savijauta. Kad jūs pajausite tą ir energijos antplūdį geriant mūsų šitą moterišką produktą ir dar Sunrise'as labai priduoda tokios energijos visai dienai ir galiu pasakyti, skatina daug ką nuveikti ir tu vakare nesijauti pavargęs. Jau kaip ir tu žinai, atrodo laikas eiti miegoti, ane? Vis tiek mes turim visi savo tam tikrą ritmą, bet tu toksai sveikai pavargęs, nes kitą kartą, jeigu kažką dirbi ar fiziškai sunkesnio nebūdavo, tai tu atrodo, kad jau, tai atsisėdi ir jau viskas, jau atrodo, iš tavęs nieko neliko. O čia iš tikrųjų vakarai būna pakankamai produktyvus, aš labai jaučiuosi visą dieną ir daug nuveikiu ir atrodo tikrai dar nuveiktum, jeigu neateitų tas vakaras, ne? Ginkmedžio ekstraktas, tai be abejo daug kam irgi žinoma šitas augalas, jisai
kiek žinau, jau ir Lietuvoje augina šitą augalą. Gautas iš ginkmedžio lapų, jame yra bioaktyvių junginių, tokių kaip flavonoidai ir terpenoidai, kurie taip, kaip manoma, turi antioksidacinių ir neuroprotekcinių savybių. Tai irgi prisideda prie moters pagerėjusios savijautos. Ginkmedis dažniausiai naudojamas pažinimo funkcijai palaikyti, atminčiai gerinti ir kraujotakai gerinti. Taip pat tyriama jo galima nauda gydant simptomus susijusius su amžiumi, kognityviniu nuosmukiu ir tam tikrais kraujagyslių sutrikimais. Tai jisai lygiai taip pačiai, jisai veikia labai mūsų, gal sakyčiau, smegenų veiklą, pagerina atmintį, dėmesio susitelkimą, tokias pagerintas psichinis aiškumas, gal sakyčiau, nervų sistemą patvarko, jisai ir antioksidacinis aktyvumas yra ir nuotaikos pusiausvyros palaikymas, ką moteris daugiausia jaučia per menopauzę, ne, šitą nuotaikų svyravimas, kartais girdžiu vyrai sako, kad mes susišneku su savo žmona ir jie taip ir pasako, oi, klimaksas atėjo, net turbūt esat daug kartų girdėję tokias frazes, bet galiu pasakyti ir vyrams jos tinka. Tai tas nuotaikų svyravimas, kada moteris nelabai patogiai jaučiasi, tie karščiai muša, tai tikrai ir ta nuotaika nekokia, ne? Dar yra kiti ingredientai, tai kaip juodasis kohoschas, tai yra irgi menopauzės simptomų palengvinimas, hormonų pusiausvyros palaikymas, širdies ir kraujagyslių sistemos palaikymas ir kaulų sveikata. Kasir Fatima, irgi produktas, ingredientas, kuris yra įdėtas į moterišką produktą. Tai moterų reprodukcinės sveikatos palaikymas, hormonų pusiausvyros palaikymas, lytinio potraukio reguliavimas, menstruacinio ciklo reguliavimas. Labai dažnai būna ir tos mėnesinės moterims nereguliarios arba skausmingos, tai šitas produktas jums tikrai viską sutvarkys. Antioksidantas gerina medžiagų apykaitą, stiprina širdies ir kraujagyslių sistemą, apsauga nuo vėžio, tai būtent žaliosios arbatos ekstraktas, kuris irgi yra įdėtas kaip ingredientas, alaus sėkla, tai gerina širdies veiklą, stiprina virškinimo sistemos hormonų pusiausvyrą ir palaiko priešuždegiminį poveikį. Ir dar yra ingredientai tokie kaip soja, NMN, tai čia greičiausiai kaip tas probiotikai CoQ10 ir piknogenolo. Tai jie lygiai taip pačiai vienas kitą papildo šie ingredientai ir sudėtis šito produkto tikrai yra labai gera. Ir jeigu apibendrint viską apie šitą produktą, tai sveiki kaulai, libido, seksualinis funkcijos palaikymas, bendras savijautos pagerėjimas, kurį jūs pajausit labai greitai, geresnė miego kokybė, nuotaikos pusiausvyros, viskas, kas surišta su moterimis, viskas yra įdėta. Ir taip, jeigu taip viską apibūdinti bendrai pabaigai apie šitą produktą, tai jisai hormonų pusiausvyros palaikymas ir atstatymas. Ir realiai vos ne kas antra moteris turi šitą problemą, kai kurios susitvarko gan greitai, kai kurios lėtai tą dalyką tvarko, gerina medžiagų apykaitą. Galiu pasakyti, kad šitas produktas prisideda lygiai taip pačiai prie organizmo valymo ir kada geriamas jisai yra su kolongardu,
kolongardas išvalo mūsų žarnyną, ane, ir tada pagerėja ta medžiagų apykaita, mūsų svoris pasitvarko, kai sako, o palieknėjau ar ten svorio numečiau, ane, tai galiu pasakyti, kada pagerėja tavo medžiagų apykaita, tu daugiau gal geri, mažiau valgai ir išnaudoji tą energiją veikdamas kažkokius tai veiksmus, pradedi sportuoti. Man taip atsitiko, iš tikro, neturėjau nei noro, nei energijos sportui, pradėjus vartoti produktus, mano požiūris į visą tai pasikeitė, gal laikas atėjo, gal prisidėjo kažkiek produktai, kaip atrodo, kad kažkokie tai stalčiukai užsidarė, atsidarė ten, kur reikia, ne, kaip mes dažnai mėgstam pasakyti. Ir galiu pasakyti, kad veiksmingai kovoja su makšties infekcijomis ir moterų ligomis. Ir tikrai žinau, kad susiduria moteris su tuo ir čia niekam nepaslaptis. Ir galiu pasakyti, kad pavartojus šitą produktą jūs labai greitai visą tai susitvarkysit, kas tai nebebūtų, ar kažkokios tai išskyros jums nemalonės, ar skausmingos mėnesinės, ar kažkokie tai paniežėjimai, visi uždegiminiai procesai, kurie vyksta jūsų organizme, jie labai greitai susitvarko. Veiksmingai kovoja su makšties infekcijomis ir moterų ligomis, atitolina ankstyvą menopauzę, palengvina menopauzės simptomus, reguliuoja mėnesinių ciklą. Tai kai išsivalot organizmą, aš jums nuoširdžiai sakau, būtina pavartoti šitą produktą ir jūs pajausite jo tikrai gėrį tą visą, kad jisai tikrai labai gerai veikia. Ir padidina energiją ir gyvybingumą, palaiko libido, stiprina širdies ir kraujagyslių sistemą, ką ir kalbėjom, stiprina kaulus, antioksidantas, gerina miego kokybę, padeda nuo nevaisingumo. Tarp kitko turėjom visai čia neseniai atsiliepimą vienos moters, kuri sakė, kad tiesiog daug metų niekaip negalėjo pastoti, tiesiog tai jau buvo tapus šeimos problema, tas norėjimas susilaukti vaikučių. Ir pavartojus mūsų kompanijos produktus, visą sistemą, 3 produktus, aš apie juos pakalbėsiu, ir šitą moterišką, vyras jos naudojo vyrišką, po 3 mėnesių susilaukė, pastojo ta moteris. Tai įsivaizduokit, koks džiaugsmas žmogui, kai eilę metų ieško visokių būdų, kaip tą padaryti, ir čia pavartojus produktus, išsivalius organizmą, atsistato ląstelės, viskas pradeda gerai funkcionuoti ir šeima susilaukia vaikų. Tai atrodo, visam pasauliu gali rėkti iš to džiaugsmo, ne? Ir ne tiek jau daug ir kainuoja, ir geras rezultatas. Gerina miego kokybę, padeda nuo nevaisingumo, jau sakiau, atjaunina odą ir visą kūną. Galiu pasakyti, vartojant produktus, tikrai labai gerai pradeda augti ir plaukai, ir nagai. Priešvėžinis poveikis yra, priešuždegiminis poveikis, gerina virškinimą, gerina kraujotaką ir gydo migreną. Tai tikrai unikali produkto sudėtis ir atrodo labai paprasta, nieko čia ypatingo neįdėta. Ir jisai labai efektyvus šitas produktas. Aš dar gal galiu, kas pirmą kartą prie mūsų esat prisijungę, aš parodysiu iš tikro, kaip atrodo tie produktai. Nesimato, nesimato, ne? Va. Nežinau, kaip parodyt. Pas mane uždėta yra, va. Taip atrodo tie produktai, va tokia va dėžutė. Vėl nesimato. Ir čia yra va tokie va pakiukai, mažiukai. Jie matosi dabar, va. Ir tie mažiukai pakiukai, šitas pakiukas geriamas arba kas antrą dieną, arba po pusę kasdien. Čia viršui nusiplėšia, galima pasidalinti, čia yra viduj miltukai. Labai skanus, galiu pasakyti.
aš geriu kas antrą dieną po visą arba kas trečią dieną išgeriu. Aš šitus produktus geriu kaip ir profilaktiškai. Ir jeigu būna ten kokią dieną ir neišgeriu, tai nematau problemos už tai, kad tikrai sveikatą jau esu pakankamai susitvarkius. Ir tiesiog dabar turiu tokį kaip palaikomąjį, ane? Tai jeigu toliau kalbėti apie produktus, matote, ne mano skaidrės, parašykit, kas matot. Ar niekas nedingo. Tai galiu dar pridurti prie to moteriško produkto. Iš tikrųjų, moteriškas produktas yra pritraukiamas prie mūsų šitų 3 pagrindinių produktų. Tai yra auksinis sveikatos trikampis. Kompanija sukūrus pagrindinius produktus, bet Kologardas lygiai taip pačiai atrodo. Jisai irgi lygiai tokie patys pakiukai, irgi geriasi miltukais Kologardas, va čia 15 vienetukų dėžutė yra. Tai jeigu žiūrėti apie produktus ir jų veikimą, tai kas yra labai gerai, mes labai dažnai įpratę, kad kada atsitinka žmogui kažkokia problema, tai žmogus eina pas gydytoją ir ieško būtent vieno organo kažkokio tai tokio išskirtinumo, kad vat tyria tą vieną organą ir ieško, ką tas organas jiems pasakys, padiktuos apie save, ką jisai duos sužinoti, bet iš tikrųjų organizmas mūsų yra visa sistema. Tai nėra atskirai širdis, tai nėra atskirai kaulai, tai nėra atskirai mūsų skrandis, ar oda, ar dar kažkas, ne? Vis tiek mes turim plaučius, kepenis. Jie kaip ir atrodytų kiekvienas įvardintas atskirai, bet jie yra sistema. Vis tie produktai, jie viens kitą papildo, jie viens be kito nefunkcionuoja. Ir kompanija būtent į tai atsižvelgdama ir sukūrė pačią sistemą visam kūnui padėti. Ne tik širdžiai, ne tik tai kaulams, ne tik odai. Ir auksinis sveikatos trikampį, kurį turi kompanija, sudaro tik 3 produktai, kurie valo, atjaunina ir antistresas. Tai Sunsetas yra tas antistresinis, Sunrise'as atstato, o Kologardas valo. Ir jų kiekvienas pagal sudedamųjų dalių sudėtį veikia kaip visa programa, kaip visa sistema ir padeda visam mūsų kūnui. Tai aš visą laiką stengiuosi parduoti, jeigu, pavyzdžiui, pas mane žmonės kreipiasi ir nesiregistruoja, o tik tai nori nusipirkti, tai pirmiausia pradėti nuo šitų 3 produktų ir juos galima vartoti visus kartu. Viskas, ko reikia sveikatai, jaunystei ir ilgaamžiškumui, yra vienoje vietoje. Kompanijoje šiai dienai yra 6 produktai. Tai yra 3 produktai sistema. Vienas produktas, apie kurį šiandien mes labai kalbėjom, moterims, paskui Alpha Max M plus vyrams ir kava vyrams. Vyrai mūsų ypatingai pamylėti šitoje kompanijoje, jiems yra skirti 2 produktai. Šitie 3 produktai yra bendrai, visiems reikalingi gerti, o vyrams yra 2 produktai, moterims yra 1, bet ypatingas. Tai va, tai ir labai dažnai žmonės mane klausia, kaip įsigyti šitų produktų ir niekam nepaslaptis, visi nori kuo geresnę kainą įsigyti produktą. Tai galiu pasidžiaugti iš tikro, ką mes turime šitoje kompanijoje, tikrai prieinama kaina kiekvienam dirbančiam žmogui, ne? Kuris nors kiek savim rūpinasi ir skiria laiko, dėmesio ir pinigų savo, jisai tikrai gali savo įsigyti šitus produktus. Jūs galite įsigyti produktų pas tą žmogų, kuris jūs pakvietė šitą video pasižiūrėti, ar jums davė šitą video pasižiūrėti. Ir jūs galite užsiregistruoti į šitą kompaniją, ateiti kaip verslo partneriai arba tiesiog vartotojai. Ką jūs gausit užsiregistravę, tai jūs gausite pigesnį produktą ir aš parodysiu, ant kiek pigesnį.
Ir labai dažnai žmonės klausia, tai kokiu būdu pas jumi užsiregistruoti. Tai galiu pasakyti, kad paketai yra kompanijai prie registracijos iš karto perkamas paketas. Kompanijai nėra nei vienos tuščios neapmokėtos vietos. Jos užsiregistruoti kompaniją gali tik tai imant paketą. Mes daugiausiai dirbame su Bulderiu ir Pionieriu. Kompanija siunčia šitus paketus mums nemokamai. Dabar, kai vyko akcija, žmonės atėjo kai kurie ir su lyder paketu, kur jisai gauna 3 produktus už 100 eurus, bet kadangi pas mumi dar iki 31, pasakysiu jums paslaptį, dar iki 31 šio mėnesio yra akcija ir jūs galite įsigyti produkto. Gaunasi Sunrise'as, kur atstatymui, ir moteriškas produktas, jūs galite 2 produktus nusipirkti su labai nedidelė kaina. Pavyzdžiui, jeigu jūs pirksit Bulderį už 408, pridėjus dar 14 dolerių, jums išeitų ne 12, o 14 produktų. Lygiai taip pačiai prie 884 jūs galite prisidėti 7, 14, 21, kiek imsit akcijinių produktų, tiek kartų po 7 ir jums išeit gali 26, 29 produktai, kurių gali būti užteks jums kažkuriam ilgesniam laikui, o gal net ir visai šeimai. Tai šitie dideli paketai, kadangi kompanija iš Malaizijos, tai tikrai yra labai tolima šalis, ne? Yes Global pati kompanija, kuriai pats visas ofisas ir gamyklos yra Malaizijoje. Ir mes Liepos mėnesį, mano komanda, mano vadovė, mes skrendame aplankyti tą šalį, mūsų kompanija pasikvietė, mes tokį kaip ir konkursą laimėjom. Ir skrendame, esame pakviesti nemokamai skristi ir apžiūrėti, kaip viskas ten yra. Tai jų tikslas išsiplėsti kuo plačiau, kaip ir sakiau, kompanija rinkoje nėra dar metų, Europoje dar tik 3 mėnesiai. Apie šitą kompaniją tikrai mažai kas žino. Ir atėjimas tikrai, sakyčiau, gaunasi produktai po 34 dolerius, jeigu nenaudoti akcijos, jeigu panaudosit akciją dar mažiau gausis, ne? Bet kaip ir minėjau, akcija iki šio mėnesio galo, tai jūs turėtumėt suskubti labai stipriai. Tai tikrai rekomenduoju užsiregistruoti ir kas yra labai šaunu, kada jūs ateinate ar su 12 ar su 26 produktais, čia jau yra mūsų pagrindiniai paketai, su kuriais partneriai ateina. Pavyzdžiui, kad ir su Bulderiu atėjus arba paskui papildomai nusipirkus produkto, jūs galite juos vartoti 3-4 mėnesius, nes tikrai nuoširdžiai pasakysiu, nei 3, nei 4 produktų jums neužteks, jeigu išvalyti, atstatyti ir pajausti tą atjaunėjimą, tą atsigavimą, tikrai mėnesio neužtenka. Tai šitoj skaidrėje matosi visi mūsų produktų visas grožis. Ir pirkimas, jeigu mes ateiname su paketu, tai mums produkto kaina, jeigu 15 vienetų dėžutėje kainuoja 34 doleriai, o jeigu po 7 vienetus dėžutėje, tai yra vyriški, abudu produktai yra po 7, jie kainuoja po 20 dolerių. Jeigu jau jūs esat užsiregistravę arba dabar užsiregistruosit, sekantis jums pirkimas aktyvacija arba nusipirkimas prekių jau jums kainuos palyginus nuo to, kad mes produktus parduodam 40 eurų, ne? O perkam po 34, tai jūs jau aktyvaciją darysite, jau jums produktas kainuos tik 28 doleriai. Doleriai tas pats, ne? Tai reiškia, kad jūs 30% kiekvieną kartą sutaupote. Jūs galite lygiai taip pačiai parduoti tą produktą, susirasti partnerių per produkto pardavimą, o tie produktai, kurie turi 7 vienetukus, vyriški šiuo atveju, jie kainuos jums po registracijos jau tik 17 dolerių. Ir galiu pasakyti, kad pliusas yra šitoj kompanijai to, kad
tau nėra ribojama, kiek tu tų produktų pirksi, ar vieną, ar 10, ar 20, kiek kartų per mėnesį pirksi. Jokių ribojimų nėra, šita nuolaida niekada nepasibaigia. Ir dar pastebėjau, kad per šitus kelis mėnesius, kad kompanija tikrai labai daug duoda tokių ir akcijų visokių, ir pasiūlymų dabar vyksta. Kiekvienas partneris, kuris registruojasi, jisai dalyvauja dar loterijoje, tai jisai turi galimybę laimėti ir $100, ir 50, ir produktą laimėti. Aš pati prieš 2 savaites laimėjau $100, tiesiog buvo loterija per Zoomą ir tiesiog aš buvau užpildžius anketą, nes buvau darius aktyvaciją ir dalyvavau loterijoje ir laimėjau $100. Tai va tokiu būdu visai tau produktai realiai atsiperka, ne? Tai tikrai tokių, sakyčiau, kompanija vis organizuoja įdomių dalykų. Ir ką noriu pasakyti pabaigai, mes prieisime dar, tikiuosi, mes išgirsim šiandieną ir atsiliepimų, bet esu Aušra Stankevičienė ir darau šitą prezentaciją savo komandai, savo žmonėms, kurie ateina, jau atėjo ir dar ateis. Ir tikrai kviečiame į savo komandą. Jūs gausite be galo kokybiškus produktus iš kompanijos, labai gerą atlygio planą, neįtikėtinai gerą atlygio planą. Ir kas liečia mane ir mano komandą, jūs gausite visus mokymus, kaip ką daryti, kaip kabinete susipažinti. Mes viską darom video formatu arba per susitikimus. Prezentacijas dabar darom jau reguliariai ir kalbam daug apie marketingą, kaip partnerius teisingai pastatyti ir daug kitų dalykų. Tai tikrai esu dėkinga kiekvienam, kas prisijungėte į mūsų komandą. Susisiekite su žmonėmis, kurie jūs pakvietė, kurie davė jums paklausyti šitą video. Ir daug negalvokite, kuo jūs greičiau pradėsite sveikatintis, tuo jūs būsite sveiki. Aš dar tokią turiu paprastą, tokią kaip ir šūkį savo, kad tie, kas ateina ir vartoja mūsų produktus, jie tampa sveiki besąlygiškai ir tikrai produktas labai veiksmingas. Bet tie, kurie pradeda dalintis apie patį produktą, jie tampa ir turtingi. Kiekvieno tas turtingumas yra kito, kaip sakau, kito požiūrio. Vienam mažiau reikia, kitam daugiau reikia. Bet tie, kurie ateisite kaip į darbą, kaip į verslą, į šitą kompaniją, tikrai nebūsite nuliūdinti. Nes marketingas tikrai be galo dosnus, ką dabar reikia mums susikurti komandas, vartotojų komandas, verslo partnerių komandas, nes kompanija absoliučiai nauja, tiek savo produkto ta technologija naujai sukurta, tiek pačiu marketingu ir tiek atėjimu į rinką. Ir galiu pasakyti, tikrai labai mažai kompanijų rinkoje, kurie turi savo gamyklas, kurie turi klinikinius tyrimus, kurie turi galiojančius sertifikatus, kurie turi oficialiai įregistravę pačią kompaniją kaip pardavimai per tinklinę rinkodarą. Mūsų kompanija viską turi. Tai tikrai ir galiu pasakyti, kad jau yra pradėti tvarkyti po truputį dokumentai mūsų Europos atidarimui. Tai va, šį vakarą buvau su jumis Aušra Stankevičienė ir iki kito karto.